Šiandien aš kviečiu jūs į pirmąją ir vienintelę kelionę po mūsų kasdienybę, kurioje vyksta įdomus pokyčiai. Šioje kelionėje turėsime 12 sustojimų, kai kartu galėsime pasidomėti ir įsigilinti į tai, kaip rengiami ES struktūrinės paramos remiami projektai, kaip gimsta dideli ir reikalingi dalykai. Nuo ko pradėsime? O nuo ko pradeda vaikai norintys nupiešti piešinį? Nuo idėjos. Ką reiškia turėti idėją? Manau, idėjoms tokio kažkokio specialaus laiko atsiradimo nėra. Jos tiesiog šauna tau į galvą, tu gali pabust naktį ir tau kilsta idėja. Jo, lyg tokia lemputė, cink, tarsidega. Viskas turi savo kvapą. Ar sustojote kada ir bandėte ilgiau pauosti knygų ir senų ir naujų kvapą? Kaip sukurti tokią vietą, kurioje galėtum ramiai mėgautis ir dalintis pažinimo teikiamų malonumu? Vilniaus universiteto bibliotekos kūrėjams gimė idėja įkurti modernų, visiems atvirą mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą. Pirmas ir didžiausias ir svarbiausias projektas, kurį universitetas pradėjo, tai yra bibliotekos statyba. Ir tai, kas yra geriausia ir naujausia, yra paimta į mūsų mokslinės komunikacijos centrą. Studentai galės išsilaisvinti iš miestų, nes mieste pasislėpti pakankamai sunku. Net tam pačiam parke tave puola daug tokios nereikalingos informacijos, parduotuvių vitrinos, tokios reklamos, o ten yra biblioteka šalia miško. Universitetui biblioteka turi itin didelę reikšmę, nes mes nerasim pasaulyje universiteto, kuris neturėtų savo bibliotekos. Tai apie mokymą, studijas, mokslą mes kalbėti galim tik per bibliotekos prizmę. Švedijos karalius Karlas Gustavas XVI, kuris buvo čia, Vilniaus universitete ir mūsų bibliotekoje taip pat. Ir pokalbyje su tuometiniu universiteto rektoriumi, profesoriumi Rolandu Pavilioniu, jis išgirdo tą idėją, bibliotekos pastato idėją, ir jam tai patiko, kad Švedijos karalius šiek tiek skyrė lėšų projekto naujo bibliotekos pastato projektavimo darbą. Tik iš tinkamos idėjos gali gimti tai, kas reikalingiausia ir vertingiausia. Jei ne pirminė idėja ir noras pagerinti Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės sąlygas, viskas būtų taip, kaip buvę. O tai reikštų nepakankamą ligonių aprūpinimą, arba paprasčiau sakant, tiesiog nepagarbą ligoniams. Daugelį metų čia ir buvo sanatorija, o paskui čia keičiantis laikams persikvalifikavo į slaugą. Savom lėšom tai galima būtų padaryti tik smulkmenas, o šitas projektas tai tikiuosi pateisins mūsų tokius lūkesčius didžiulius. Gulinčius tai mes nešam arba tokios storos kaip antklodės, kaip neštuvai. Pats tais ir nešam, pasikviečiam vyrus. Tačiau ir būna tokių pacientų, kad ir 3 vyrai nepakelia, dar ir 3 moteris neša. Visokių. Vykdomas projektas reiškia, kad mintys, kurios anksčiau atrodė tiesiog kaip svajonės, gali virsti tikrovę. Keliaukime toliau ir susitikime netrukus kitoje stotelėje. Iki pasimatymo. Tegul kiekviena diena, kaip ir kiekvienas svarbus darbas, prasideda nuo geros idėjos. Jūsų bendrakeleivis.